Šiandien Rasos namuose šventė. Ir tokia šventė ypatinga, nes jinai yra tokia labai mistinė. Šiandien yra trumpiausia diena ir ilgiausia naktis. Ir aš visą gyvenimą svajojau turėti tai savo rankose. Nu jo, mane kas nors pamatytų miške. Šokuojančiai rankas į viršų, į apačią. Ką? Radau. Yra teisybė pasaulyje. Yra teisybė pasaulyje. Galvoju, kaip man tai pasiekti. Mes nuvažiavom vieną kartą gana toli nuo namų, ten filmavom ir aš pamačiau juos, kaip jie ten stovi. Tai reiškia, jų tokia vieta, toks slėnis, jie nusileidžia, pasikelia, jie ten tokie didingi. Ir galvoju, va čia dabar bus mano valanda. Čia reiškia, aš nuveisiu ten ir tikrai rasiu tai, apie ką aš svajojau visą savo gyvenimą. Dabar tai iš vis jau temsta, dabar tai gal ir nebūtum pastebėjęs. Jo, jau sunkiai, manau, kad pamažu. Va, jūs pažiūrėkit, kiek čia visokių šakalių tokių. Tai labai daug panašių, labai daug. Ir ypač kaip samanoja tokios, o čia irgi tokia žalia spalva. Tam turi matyti susidėlioti aplinkybės, tavo norai, sutapti su kažkokių žvaigždžių išsidėstymų danguje. Ras, nejaugi. Kaip ar sunku taip gali nešti? būti? Patikėk, aš negaliu. Tai daug geriau negu baravykų ieškoti, nerealus jausmas, aš negaliu, galima, žinai, džiaugsmo šokį šokti. Eik Bet tu pagaliau, sau. Rasa, išsipildė tavo svajonė. Bet du, kokie gražūs, žiūrėk, aš tau padėsiu. Aš apie tai galvojau nuo vaikystės. Aš labai mėgau rinkti gėles ir būti miške, bet aš visą laiką galvojau, kad aš labai norėčiau tai turėti. Ir kad aš kada nors galėsiu juos rasti, aš neįsivaizdavau. Parodyk, kaip tu jas radai? Kaip maždaug gulėjo jie? Jeigu tai biškį lapų užmes, kažkas tokio, taigi jie visai paviršiui. Tai nereiškia, kad jie nusimeta ragus ir juos paslepia. Vienas taip, kitas va taip. Eik tu, bet tai čia to paties. Taip. Kuris ta prasme numetė juos. Tai taip, bet... Bet tai Rasa. Aš negaliu. Bet kaip tu svajoji apie juos? Bet žinau, kaip nesunku, iš tikrųjų, eini ir randi. Aš daviau savo užduotį, galvoju, šiandien aš be ragų negrįšiu. O tai kaip tu jas kurioje vietoje radai? Tai ten tokia yra kirtavietė, bet tokia jau ankstesnė, tokie želdynai, krūmeliai, tokie ploni, eini tarp jų. Galvoju, negali būti vienas šalia kitą. Ką? Bet tu pažiūrėk, jie ta prasme tokie, matosi, gal ne dabar tik numesti, jau biškai gal samanų. Jo, kažkaip mačiau, žiūri va į šitą vietą. Čia, matyt, jie pernykščiai, o gal dar ir prieš tai. Ir dienelė. 21 gruodžio, man sėkminga labai. Pagaliau, nuo vaikystės. Aš tave sveikinu. Ačiū. Bet aš nuo vaikystės galvoju, kur tie ragai būna, kaip jos gali žmonės ras, kaip tam tiek... Bet kaip gerai, kad šiandien sugalvojom važiuoti į mišką. Pasisekė labai. Eisiu dar. Tikrai? Tai dar noriu. Eisiu čia. Čia žinai, kaip vienoje vietoje grybų radai, tai все. Ne, eisiu dabar į kitą pusę. Bet, tiesiog, kažkas nerealaus. Eina savo. Tai tu dabar jau kaip specialistė galėtum pasakyti, kur ieškoti žmonėm ragų, kuriuose vietose? Miške. Aš maniau, koks tai turi būti jausmas, taip surandi, paimi rankas ir nešiesi namo. Kaip tai gali būti? Pasirodo, viskas įmanoma. Viskas įmanoma. Šiandien yra Elnio devyniaragio diena, tokia mistinė diena. Matot, Elnias atneš mums saulę ant savo ragų ir aš tą progą buvau miške ir visiškai, kaip sakyt, šiaip tai planavau ir netgi aukštesnių jėgų, kažkaip tai su jais tariausi, kad šiandien labai norėčiau surasti tai, ką aš svajojau nuo vaikystės. Žmonės, jeigu randa, tai ir galiu ir aš rasti, čia tikrai tos vietos miškingos, reikia eiti ieškoti. Paimk tu dar jos parodyk biškį. Sunku, žinok, aš biškį net ranką. Tikrai, bet jie tokie sunkus, daug biškį palaikyti. Pabandy. Nėra čia labai jau tokie. Žiūrėk, du. Jo. Aha, jo. Galvos su tokiais pavaikščiais. Kaip su mamuto šitais ragais, iltim. Jo. Eik tu savo, bet ruoškia tu. O tai kaip tu jas nešiai, kiek atstumą kokie? Jau biškį, bet nebaisiai. Kur ta proskina tokia matosi, tai biškį taip išstryžiau. Gerai, bet tarkim,
eini, šakų pilna visokių. Aš nufilmavau, kaip aš juos radau. Rimtai? Aš radau, pašokinėjau, tada grįžau į tą pačią vietą, iš kur atėjau ir parodžiau, kaip juos ras, nes aš mačiau, taip daro kiti. Pažiūrėkit, kaip radau, va. Žiūrėkit, įkeliu video. Jėtus. Negaliu patikėti. Aš negaliu patikėti, pažiūrėkit, ką radau. Aš juos radau. Pagaliau. Jėdu. Jėzau, negaliu. Pažiūrėkit. Mano radybos. Vau! Čia tai ten. Nu, šakės. Ačiū. Labai jūsų ieškojau. Ir taip man padėjo, nes iš tikrųjų mačiau vieni randa laukymėse, bet dažniau tokiuose jaunolynuose. Aš ten šūkavau, o Dieve, ačiū. Man nerealu. Ragų šokį. Nu, dovana tokia, nu pažiūrėk, bet čia va. Nu, kas čia per grožis, va. Nu. Kaip taip, ane? Nu, gerai. Matai? Rasa, viskas šiandien į kalendorių raudonai apsibrėžti. Jau tikrai. Kiekvienais metais švęsim. Lygiadienis, čia devyniaragio elnio diena šiandien. Tai čia ne šiaip savo jums, žinokit, čia ne juokas. Devyniaragio elniai. Nu, čia tikrai devyniaragis, palauk, kiek skaičiuojam? 1, 2, 3? 3, 4, 5, 6 ragis. Nu, tai jeigu 2, tai 12 ragis tada. Nu. Eik tu savo. Nu geras, bet koks jausmas juos laikyt, va tas va, tokia ta faktūra. Eik tu, dabar aš nuo šiol tikrai rinksiu. Viskas, jau pas mane bus. Einam krauti bagažinę. Nu, Rasa neša savo laimikį. Lobį. Bet tai kokis. Ar tu galėjai pagalvot, kad šiandien dėsi bagažinę? Man atrodo, pas mus ant kūčių stalo jie gulės. Nu nerealu, nu kas per grožis. Kaip taip gali būti, kad rasti tokį dalyką? Nu, aišku, tikimybė, tai didžiulė, jie meta, tai kiekvieni metai, čia ne tai, kad užaugęs vieną kartą numes ragus. Ne, nu, bet surenka medžiotojai, manau. Tai manau, tai aš mačiau kažkada vaikinukai tokie važiavo. Jie prisikišė, aplink save, nu, žinai, su dviračiais, jiem sunku, galvoju, pravažiavo, galvoju, reikia kažką jie ten veža. Ragus, galvoju, tokį kiekį ragų, atsisukau, jau jie kažkur nulėkė. Nu, galvoju, paklausčiau, kur jie renka. Ne, tai atimt kažkaip, nu, pasidalinkit su Nes gali būti, kad jie ateina netgi į panašias vietas. Nu, pavyzdžiui, numesti ragų. Gali būti, kažkur jie surenka tiek tie vaikinukai. Ai, nu. Ar ką, jie vaikšto tiek daug? Nežinau. Gal tiesiog randa vietas. Nu, tu Ras maladės, sveikinu tave. Ačiū. Einam dar. Einam. Žinai, maža. Sako, šitos dienos ypatingos, aš gal buvau kokia ragana ankstesniam gyvenime, nežinau, o gal miško fėja, bet mane kažkada yra vadinę Labanoro mergaitę, tam tikri žmonės, bet aš sakyčiau, kad svajokite, svajonės pildosi ir ypač šiom dienom, sako, labai yra gerai pasvajoti, užsirašyti savo svajonės ir prisvajokite kuo daugiau. Vis tiek jos išsipildys, patikėkit. Įrodymas, jum. Nu, aš taip galvoju, kad vis tiek jie eina tokiom proskinom šiek tiek. Nu, kur toks matosi pramintas takelis arba kokia nors žemė supurenta, nu tai jie kažką ten veikia. Tai va ten daugiau tikimybės rasti, bet nu, tokios nuogrivos tai jų negąsdina. Reikia drąsiai vaikščiot ir rasit, žinokit. Ir gal eit reikia, nu, ne žmonių pramintais takeliais, bet lysti į tankmę. Taip, ir tokia, iš tikrųjų, čia vieta gal tokia daugiau, žinai, tokia sukultūrinta, kultivuojama, čia kelias vienas, kitas, bet manau, kad ir čia jie vaikšta. Nors ten, kur radau, tai tokia atrodytų prie šlaito, tokia slėnio, nu, tokia nuošalesnė vietelė. Bet šiaip manau, kad iš tikrųjų tikimybė yra rasti bet kur. Nu, bet kur. Čia aišku, miške. Kai randi du ragus, tai supranti, kad, nu, matyti jisai ramybės būsenai kažkokiai tiesiog jau kasėsi. Miegoja žmogus. Ne, nu, gal, žinai, nu, vis tiek kažkaip jie pradeda, žinai, kaip dantis kliba, aš įsivaizduoju. Nu, užknisa, jis toks kažkoks nestabilus ant galvos. Nu, ir biški pasipurtai vienas kitas. Čia kaip Rasa mes sakėm, gal tėvai šniuriuką pririša, žinai, ir liepia bėgti šoną. Jo. Nu, bet, žinai, šitam jau čia nebe šniuriuką, jau čia tokie ragai, čia jau pats batka, tėvelis.
Nu ir tu tikiesi eidamas čia iš paskos rastą, ne? Nu tai matai, aš dar kitą darbą turiu, tave filmuoti reikia. Man tai labai įdomu užfiksuoti tavo džiaugsmą, nes tu labai jį moki aktyviai išreikšti. A ne? Nu? Nu jo, mane kas nors pamatytų miške. Šokuojančiai rankas į viršų, į apačią. Ką? Radau. Kaip taip? Bet matai būna. Reiškia, yra. Vien, žodžiu, reikia tikėti ir daryti, ir pasiseks. Yra teisybė pasaulyje. Yra teisybė pasaulyje. Ir yra vietos, kurie jas padeda, juos pasideda. Rasos džiaugsmo valanda. Džiaugiasi visas TikTokas, visas YouTube'as ir Facebookas. Aš jums dar įkelsiu parodyti, kaip aš iš tikrųjų ieškojau ragų. Aš net atsivežiau vieną savo ragą į tą lauką, kad pasižiūrėti, kaip jį galima rasti, kad, iš tikrųjų tai jie labai maišosi su tais visokiais šakaliais, nes labai panašiai atrodo. Va taip turi atrodyti ragai, kai tu juos randi. Viškai gal va taip va uždengti, ne? Jie turėtų būti. Ai, čia, žinai, Ras panašiai čia kaip Bina sau siuntė atvirukų, žinai. Ir taip. Aš taip, pavyzdžiui, nematau to ragą ir nebūčiau pamatęs, žinau. Tai va, žinai, kažkoks ant kiek jie nesimato iš tikrųjų. Ir va, kaip tu sakai, kaip šakaliai atrodo, va, šakos tos nudžiūvę, tikrai labai panašiai atrodo, spalva labai tokia. Dabar rask. Prisitaikys, va. Mano ragas, kur tu pasislėpiai? Radau. Kur tie briedžiai buvo, parodyk? Briedžiai va ten, va, toj laukimiai. Rasa, va tada, kai mes ėjom su tavim kartu ir ieškojom ragų ir radom tik tai sugraužtą stirniuką. Bet radom, Žiūrėk, o čia kas? Pateik, va ten. Bet čia jau tikrai kažkas... Ir ragiukų ta vieta. Čia gal pūriškiai yra. Ne, bet tikrai. Parodyk mane. Dantis. Biškį pavartyk. Va šitą vietą kokia įdomi. Bet tada būtum radus, tai kaip tau būtų? Tu galvotum iš tikrųjų, kad labai lengva. Taip. Bet va, biškį reikia vis tiek pastangų. Visada reikia, visada. Без труда. Не вытащишь iš ribkų į sprudą. Нет. Kiek daug žmonėm tu tada sukėlė gailesčio, kaip tu sakei, bet pasakykit, prašau, kaip rast? Kur jie padeda? Kur jie deda tos ragus? Tašką parodykit, kur jie suneša. Ne, pasakykit žmonės gerieji, kur jų rasti? Gal tašką kokį atsiųskit, kur... Aš sakau, gal briedžiai padeda kur nors į vieną vietą. Kodėl mes ne visi laimingi randam? Bet aš negirdžiu, aš su kuo nepašneku, žmonės kažkaip, neradau, niekada neradau. Gal radau mažiuką kažkokį tai. O čia kilograminis, tu ant svorio paimi? Net ranką biškį skauda, žinai, brautis per šakas. Ne, karaselė, žinok. Verta. Verta. Rasi kelią atgal. Aš nežinau, aš jau dabar tavęs laikysiuosi. Einu čia link keliuko. O tu, pavyzdžiui, eurų nebūna, kad ieškai, gal paieškai? Prie jūros galima. Žinai, irgi nereikia vyt Dievo medin. Va, tą patį norėjau sakyti, nereikia vyt Dievo medin. Radai. Ir liuks šiandien. Įgyvendinai svajonę. O kitą kartą vėl ateisim. Bet svarbiausia, žinot kas man fainiausia? Tas, kad būti miške ir tada, kada nėra nei grybų, nei uogų. Bet už tai ragų galima rasti. Čia tai man nerealu, nes būdavo, mes ateinam vasarą, pavasarį, žiemą net ateinė, ne, kažkaip. Bet va tokiu laiku, toks grožis miško, samanos tokios ryškios ir, kažkaip labai išryškėja, va ta žalia spalva, eglutės, visos samanėlės, lapeliai. Didelis grožis dabar. Eikite mišką. Argi tai ne svajonė? Ir aš dabar tai tavo namuose jau atsidūrė. Taip, tai yra mano namuose. Pažiūrėkit, kokio svorio, va tas jausmas man rankose, aš sakiau, aš turbūt sapnuosiu. Tai yra kažkas nerealaus. Ir jis ne vienas, jie du. Ir jie buvo tokie. Ir jau į mašiną įdėjus jie didelį atrodė. Bet grįžus namo, tai jie dar didesni. Mistika kažkokia. Va, ir randi? Jo, bet iš tikrųjų nelabai ir matosi, va taip einant. Taip. Tai va jūs pažiūrėkit, kiek čia visokių va šakalių tokių. Va čia gal net tiek daug, bet yra vietų va visokių va krūmų, kur aplinkui, valiojasi va šakos tokios, jos irgi kaip ir ragus galėtų būti panašios. Tai labai daug panašių, labai daug. Ir ypač kaip samanoja tokios, o čia irgi tokia žalia spalva, nerealiai. Ir eini, va tai va žiūri, oba, ir ragas guli.
Bet tai, matai, dar jie kai tokia dydžio, tai jau tu, pamatysi. Nu taip, kokias bet jeigu va toks ragiukas, tai ką tu, aš įsivaizduoju, po lapais, kur nors ten gal jų ir daug yra. Nu, dabar tai iš vis jau temsta, dabar tai gal ir nebūtum pastebėjęs. Jo, jau sunkiai, manau, kad, pamažu. Bet žinai, turbūt, tai bet yra teisinga, aš būna kartais irgi einu grybaut, reikia nusiteikti grybavimui, ne? Tu nusiteiki, aš dabar ieškosiu grybų ir kažkaip akys pradeda skirti, kur yra grybai. Tai čia irgi einu ieškoti ragų. Čia kaip karosų žvejot arba lynų. Jo. Einam pažiūrėti, kur dar, kad tu nepamestum, einam ieškoti. Opa! Aš jau nepamesiu, jau radau, jau viskas. Ir tokie sunkus, gražus, einas. Bet čia matyt prieš metus tikrai jau, kaip sakiau. Jo, pagal šitą vietą kažkaip mačiau, kad žiūri, tai jo, jis, matosi, kad nešviežias. Aš manau, kad jisai ne šių metų, tikriausiai pernai metų. Tai reiškia, man dvigubai pasisekė, nes pernai jų niekas nerado. Taip, o šiemetinis tu dar surasi. Bet čia klausyk, dekoruot kažką man, floristikai, Jėzu, kaip gražu, negaliu. Im kitą ragą, o tai tikrai paliksi. Aš tai matėjau, Nasik, atsinešiau iš miško tokį medžio gabalą, kuris panašus į ragus, tai čia dabar jau tikri, patys tikriausi. Svajonės pildosi, draugai, mielieji. Jo, reikia tik svajoti ir ieškoti. Jo, sako, paskui kažkaip taip ir gaunasi, kad viskas susidėlioja taip, kaip jums reikia. Linkiu sėkmės ir jums. Bet jie tokie tvarūs, žinai, kaip tą žodį visi naudoja, tvarūs. Tai man jie, tokie... Va čia tvarūs yra, o ne tai, ką visi sako. Jo, nes čia tai, tu paėmė, tu nebijai, kad jis vienai pasuksi kitaip, jis tikrai netrapus dalykas, toks jų... Kiek mes dar šiandien pakuosimės tą mašiną? Nežinau. Dar galiu išimti ir vėl pasakoti. Ir dar užsiprenumeruokit kanalą. Mes jums dar ne to parodysim. Ne tik ragų.